VIP FM. Tapęs labai populiarus ir atpažįstamas po televizijos šokių projekto Šok su manimi, Jonas Nainys arba Giovanis iš radio stoties ZIP FM turi šimtus tūkstančių gerbėjų radio laidos radistai klausytojų. Ką patartų Giovanis vyrams siekiantiems užkariauti jiems patinkančios moters širdį? Drąsus, šmaikštus ir atviras. Toks Jonas Nainys šiame video siužete. Tai net negalėjau pasakyti, kad galėčiau būti radio laidų vedėjas arba iš viso galėčiau būti kažkoks viešas žmogus, kuris galėtų kalbėti prieš kameras, kalbėti radio eterį arba šiaip būti tarp minios žmonių ir kuris atsistotų, va taip ir paimtų ir kalbėtų ir visi žiūrėtų. Aš bijojau dėmesį. Aš užaugau pasvaly, mažą miestelį. Mane tėvukai auklėjo labai gerai ir visada buvau toks kuklus ir paprastas. Bet ten lyst į priekį, ten kažką, ten prieš chebrą stovėti ir sakyt, va čia manęs klausykit, aš to labai bijojau, bet realiai to kažkaip labai norėjau. Ir va iki 12 klasės, kai man reikėjo pirmą renginį pravest, auklėtė sako, Jonai, yra šimtadienis, tu vesi šimtadienį. O, sakau, no way, tikrai, sakau, aš bijau lipti ant scenos, man pati didžiausia. Tai buvo pats blogiausias mano renginys, ko gero. Bet va išėjau ir atsimenu, drebu visas, ten blogai jaučiuosi kažkaip, bet iš tikrųjų man patinka, kažkaip va patinka ir ta tokia pirma įspūdis, jo, ir taip viskas suėjo ir baigėsi tas renginys ir aš suprantu, blema, kad visai čia faina. Ir paskui norom, vis prie to man kažkaip pats gyvenimas prikišo. Ir galvoju, wow, kas čia dabar bus, nes apie tą filosofiją irgi mažai ką žinojau. Bet vat, kartais taip būna, kai pats gyvenimas padiktuoja turbūt tau taisyklės. Ir aš atsimenu pirmą paskaitą, ateinu į filosofijos, ten įsivadinę paskaitą, pirmą kursį daug, visi sėdi gražiai. Aš ateinu, atsisėdau taip, galvoju, čia reikia susipažinti su chebra, nauja kažką čia. Ir ateina dėstytojas su kostiumu, toks visas kokių 50 metų, toks džentelmenas, toks vyriškas, žinai, ir aš taip pamatau, man visada kažkaip patikdavo tokie savim prisižiūrintys vyrai, kur va taip gražiai atrodo, sušukavęs, pasitempęs. Ir aš taip pamačiau ir taip, galvoju, čia fainai viskas bus. Ir jisai pradėjo kalbėti. Jisai kalbėjo 1,5 valandos be jokių užrašų, be jokių knygų, be nieko. Tiesiog žiūrėdamas į minę, man ne tai, kad patiko, aš žiūrėjau įsižiojęs ir man kraujas virė viduj, kaip faina, kaip jisai taip gali kalbėti. Filosofija mane pakeitė ir padėjo įveikti baimės visokias. Aš tiesiog labai visko bijojau, aš nežinau kodėl. Ir supratau, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, koks jis yra, kiekvienas gali išmokti bet kokio dalyko. Tikrai nemokėjau tekstų rašyti, nemokėjau įgarsinti, gražiai skaityti galų gale nemokėjau. Užsispyrimas, kad tau sako, kad tu esi visiškai lopas, o tu sukramtai, nurytai, bet vis tiek toliau eini. Tas vat padėjo man turbūt per tas nesėkmes išugdyti kažkokias tai savybės, kurios man padėjo vėliau. Radistai yra daugiau personažai. Yra sukurti personažai, mes esam daugiausia tie apgavikai, skambučių meistrai, ale. Ir gal geriausiai man sekasi, tai yra apgaudinėti moteris. Tai aš skambindamas moteriai, aš iš karto įsijungiau kaip koks aktorius arba vaidinu, nes tiesiog mūsų toks darbas, kad yra žmonės, kuriem patinka mūsų skambučiai, kad jie klauso, ir jie registruojasi, ir jie laukia. Bet tie skambučiai yra visokie. Vieniem jie sukelia juoką, vieniem pykti, kitus išskiria, kitiems sako, kad jūs visiškai nesąmonės daro. Tai aš čia pilnai suprantu, bet man labiausiai gaila, kai per tos skambučius mes išskiriam poras.
senais laikais vyriškumą apspręsdavo turbūt fizinis kažkoks tai aktyvumas arba dydis vyro, balsas, barzda, raumenys. Aš galvoju dabar, jeigu aš būsiu mažas, plonas, tai nereiškia, kad aš nesu vyras. Tiesiog vyriškas dėmesys, džentelmeniškumas, mokėjimas išryškinti gal moterį tam moteriškumo savybės. Jeigu tu sugebi joje matyti moterį ir tai išryškinti ir jį tai pastebi, tai yra, manau, tikrai vyro kaip tokios asmenybės didžiausia vertybė. Man tai vyras yra tas, kuris sugeba protingai kalbėti, būti geras su aplinkiniais. Man nereikia užsikačialinti ir būti piktam, kad aš būčiau tikras vyras. Tai kalbant apie komplimentus, aš Simutį daugiau gal nesakau, bet rašau. Aš mėgstu parašyti laiškelį jai užklijuot ant šaldytuvo ir taip ją nudžiugint. Parašau, pavyzdžiui, palikau tau supjaustytų agurkų, pomidorų, svogūnų atskirai. Palikau ten padažiuką, visur sudėta ir surašyta receptas realiai, kaip pasidaryti valgyti. Nors realiai žino ir viskas, bet tas visas procesas, kad tu ne tik padarai valgyti ir įsidėjai šaldytuvą, bet ne, aš atskirai sudėjau, kad jis sudėtų pati. Ir parašau, kad labai labai tave myliu, skanaus. Ir tas, aš manau, kad tikrai pradžiugina, kad jos svajonė yra siūti, megzti. Ir vat jų tuom gyvena ir aš galėčiau sakyti, Simutė, tu nebedirb to ir nebedirb tą, tiesiog sėdėk namie ir siūk. Ir nesvarbu, kad ten tų pinigėlių kažkiek nebūtų, bet koks būna žmogus fainas ir kaip fainai žmogus tada jaučiasi, kai jisai gyvena savo svajonę. Tai vat, jeigu moteris daro tai, kas jai patinka, ir su vyru gerai tada, jeigu vyras dar palaiko, tai iš viso. Santykiai yra nuostabi.